Aš ką tik radau šią apleistą aksolotlių fermą ir šiandien ketinu ją ištirti, kad sužinočiau, kas čia buvo palikta. Nes nors ferma ir buvo uždaryta, čia vis dar gyvena daugybė aksolotlių, kurie buvo palikti mirti. Tiek didelių, tiek mažų, tiek itin retų, kurių tikriausiai dar niekada nematei. Tačiau ši gelbėjimo misija nebus lengva, nes vaizdo įrašai tęsiantis aš rasiu daugybę beprotiškų žuvų, vėžlių, varlių ir dar daugiau. Taigi, pradėjau paieškas ir man ilgai netruko rasti pirmąjį aksolotlį. Ar ką nors pagavome? O dieve, šis tvenkinys siaubingas. Negali būti, mes jau pagavome aksolotlį. Tai neįtikėtina. Pirmų bandymų jau pagavome vieną. Tačiau jis dar visai mažas. Pažiūrėkite į tas mažytas kojeles. O dieve, jis toks mielas. Na ką, mes jau pagavome pirmąjį aksolotlį šiame vaizdo įraše. Tačiau manau, kad pagausime dar daugiau. Taigi įdedame šį mažylį į kibirą ir tęsime toliau. Pabandykime dar kartą čia pasiemti, draugai. Oho, neįtikėtina. Pažiūrėkite, draugai, turime dar vieną aksolotlį. Šis šiek tiek didesnis. Tai taip, šaunu. Spėju, kad šiuose mažesnėse vonelėse gyvena mažyliai, bet einant toliau vonelės vis didės ir didės. Taigi, kas žino, ką dar rasime? Toliau tyrinėdamas, viskas darėsi vis beprotiškiau. Ir aš visur radau aksolotlių. Turime 2 aksolotlius viename tinklelyje. Ten apačioje jų tikrai labai daug. Tai jau 4 aksolotliai, o mes tik pradėjome. Taigi, įdėjau jį į kibirą su kitais ir tęsiau paieškas. Matau dar vieną, žiūrėk. Jis maždaug 2 didesnis už kitus. Tačiau tai gali būti negerai, nes aksolotliai žinomi kaip kanibalai. Tad tikiuosi, kad šis vaikinas neužpuolė nė vieno savo brolio ar sesers. Bet vienas tikrai įdomus dalykas apie aksolotlius yra tas, kad jie gali atauginti beveik bet kurią savo kūno dalį, net ir smegenis. Ir tai galima pamatyti netgi pas šį aksolotlį. Kaip matote, jo koja čia nulūžo ir dabar jisai kaip tik ją ataugina, kas yra tiesiog neįtikėtina pagalvoti. Šiame tvenkinyje dar kelis kartus perbraukiau tinklu ir man pavyko pagauti dar kelis aksolotlius. Šitas yra milžiniškas, jis nedidesnis už kitą ir kaip matote, šitas yra žalios spalvos. Kiti, kuriuos gaudėme, visi buvo juodi. Nežinau, ar tai daro jį retesniu ar ne. Jei žinote, parašykite komentaruose žemiau. O dabar atėjo laikas pereiti prie kito tvenkinio. Ir iš karto aptikau širdį draskantį atradimą. Manau, kad tai negyvas albinosas aksolotlis. O, palaukit. Ne, jis juda, jis nėra negyvas, jis gyvas. Pagalvojau, kad jis negyvas, nes kaip matote, jis buvo užpultas štai čia. Laimiai, jis vis dėlto gyvas, bet tai tik parodo, kad turime paskubėti ir išgelbėti viską, nes jiems liko nedaug laiko. Pabandykime čia dar kartą, vaikinai. Dabar žinome, kad čia yra albinosų aksolotliai ir jie yra daug retesni. O, kažką jaučiu. Palaukite, kas tai? Čia yra žuvis? Ką? Ką tu čia veiki? Tu nesi aksolotlis. O, palaukite. Bet matau vieną po visą šią žolę. Pažiūrėkite, vaikinai. Tai nuostabus albinosas aksolotlis. Ir šis daug didesnis nei pirmasis. Pažiūrėkite, koks jis mielas, vaikinai. Man labai patinka albinosai, nes per jų kūną galima viską matyti kiaurai. Tai atrodo tikrai keistai. Gali matyti visus jų organus. Gerai, įdėkime tave į kibirą su kitais. Ir žinot ką? Įmesime ten ir žuvį. Tęsiau paiešką. O kitame tinklelėje pagavau kažką neįtikėtino. Negali būti, vaikinai. Viename tinklelėje pagavome 2 albinosus aksolotlius. Bet jei įsižiūrėsit, šitas turi raudonas akis, o šitas juodas akis. Tas, kuris turi juodas akis, iš tikrųjų yra daug retesnis ir vadinamas leukistiniu aksolotliu. Taigi, tai tikrai puikus radinys. Šis leukistinis aksolotlis buvo pats rečiausias, kurį iki šiol esame pagavę. Tačiau vėliau šiame vaizdo įraše surasime dar retesnių. Tačiau kol kas tęsiau paieškas ir pagavau didžiausią iki šiol aksolotlę. Oho, mes pagavome didelę aksolotlę, vaikinai. Manau, kad tai didžiausias iki šiol. Jis turbūt apie 5 colių ilgio. Jis vis dar jauniklis, bet žinote, ką tai reiškia? Jei yra jauniklių, vadinasi yra ir didelių. Taigi įdedam šį vaikiną į kibirą ir tęsiam toliau. Turime dar vieną vaikinai. Tai tiesiog neįtikėtina. Šitas irgi labai gražus. Pažiūrėkite, kokios raudonos jo žiaunos. Aš įdėjau jį į kibirą ir kai paėmiau kitą tinklelį, pastebėjau kažką neįtikėtino. Negali būti. Helen, pažiūrėkite tai. Man atrodo, kad tai auksinis aksolotlis. Aš niekada anksčiau tokio nemačiau. Šis aksolotlis yra itin retas, vaikinai. O priežastis ta, kad kai aksolotliai susilaukia jauniklių, dauguma jų būna tamsesnės spalvos. Ir yra maža tikimybė, kad jie bus albinosai. Tačiau dar mažesnė tikimybė, kad jie bus auksiniai. Po to viskas pradėjo lėtėti. Ir aš beveik tikras, kad pagavau visus aksolotlius iš šio tvenkinio. Taigi persikėliau prie kito. Pirmas samtis šiame tvenkinyje. Pažiūrėkime, ką galime pagauti. O, kas čia per velnias? Tai ne aksolotlis. O dieve. Tai mane nustebino, vaikinai.
Tai yra pirmasis mūsų laimikis iki šiol, kuris nėra aksolotlis. O šitas čia vadinamas flower horn. Jei nežinojate, šios žuvys yra žinomos dėl savo itin agresyvaus elgesio ir dėl to, kad nužudo visas kitas žuvis. Taigi, manau, tame tvenkinyje daugiau nieko nėra. Aš įdėjau flower horną į atskirą kibirą ir tada perėjau prie kitos vonelės. O ši buvo daug didesnė. Nervinuosi vaikinai. Čia iš tikrųjų gali būti bet kas. Pažiūrėkime, ką mes gausime. O, matau čia keletą mažesnių žuvų. Bet kas ten po jomis? O dieve, ar tai aksolotlės? Palaukite. Tai mažas plaučių žuvis, vaikinai. Kaip matote, jis turi mažas žiaunas kaip aksolotliai ir jie taip pat turi šias mažas kojeles. Įdomus faktas apie plaučių žuvis. Jos gali išgyventi be vandens net kelis mėnesius. Taigi tai tikrai įdomi žuvis. Įdėkime ją į kibirą ir tęskime. Jaučiu, kad ten bus daug daugiau žuvų. O dieve, mes kažką pagavom. Kas tai? O dieve, tai mažas Oskaras, vaikinai. Jis ten siautėjo. Antroji žuvis iš didelės vonios, vaikinai. Ir tai šis nuostabus Oskaras. Pažiūrėkite, jo oranžinę spalvą per visą jo kūną. Tai taip šaunu. Pažiūrėkime, ką dar galime čia rasti. O, pažiūrėkite, vaikinai. Maniau, kad Oskaras buvo gražus. Pažiūrėkite į šios žuvies spalvas, vaikinai. Ji tiesiog kaip vaivorykštė. Tai yra geofegas ir tai tikrai didžiausias, kokį esu matęs. Negaliu patikėti, kad tokia graži žuvis gyveno tame baisiame tvenkinyje. Įdomu, kas dar ten yra. O, jaučiu kažką didelio. Kas tai? O dieve, au, jis ką tik mane įkando. Tai tikrai keistai atrodanti žuvis, vaikinai. Neturiu jokio supratimo, kas tai yra. Atrodo kaip kažkokia šamų rūšis. Bet jei tikrai žinote, parašykite komentaruose žemiau. Na dabar jau tikrai žinome, kad šiame tvenkinyje yra didelių žuvų. Taigi tęsiau paieškas ir man pavyko pagauti dar kažką. O dieve, ne, nusiramink, bičiuli, nusiramink. Štai čia yra lydekinis ciklidas. Mes dažnai pagauname tokių mūsų kanale, bet tokio tipo dar niekada nebuvome pagavę. Tai yra dėmėtasis lydekinis ciklidas. Ir galite suprasti, kodėl jį taip vadinama. Dėl visų šių nuostabių dėmių per visą kūną. Tai beprotiška, vaikinai. Mes čia tiesiog pagauname tiek daug žuvų, paimkime dar vieną didelį samtį ir pažiūrėkime, ką dar galime pagauti. Turėjome būti ką nors pagavę. O dieve, wow, tai tikrai didelė žuvis, vaikinai. Bet aš jau žinau, kokia tai žuvis. Štai čia yra raudonuodegio šamo ir tigrinio kastuvanose šamo hybridas. Taigi šis vaikinas yra dviejų milžiniškų šamų mišinys. Vieną dieną jis užaugs tikrai didelis. Šiuo momentu pradėjau suprasti, kad žuvys darosi vis beprotiškesnės ir beprotiškesnės. Ir tuo viskas nesibaigia. Pabandykime ten dar vieną kartą pasemti. Turėjome kažką pagauti. O, man atrodo, matau žuvį. Pažiūrėkite, vaikinai. Tai graži mažytė klauninė pelekžuvė. Jis slėpėsi po visu tuo purvu. O palaukite, bet nemanau, kad tai vienintelė žuvis ten. Matau dar kažką judant. O, man atrodo, tai kažkoks ungurys. Pasirodo, tai buvo nuostabi ugninis ungurys. Taigi, abi jas įdėjau į kibirą ir po to iš šio tvenkinio pagavau tik dar vieną žuvį. Taigi atėjo laikas pereiti prie kito tvenkinio. O dieve, Jelena, pažiūrėk, ten yra žuvis. O dieve, ji ką tik išniro į paviršių įkvėpti oro. Kas tai buvo? Negali būti. Tai mažytė arovana. O dieve, na, tai buvo lengva, vaikinai. Pirma žuvis šiame naujame tvenkinyje ir tai nuostabi maža arovana. Įdėkime šį vaikiną į kibirą ir toliau tyrinėkime šį tvenkinį, kad sužinotume, kas dar čia gyvena. O, Helena, čia kažkas didelio. Tai milžiniška plaučių žuvis. Ji daug didesnė nei ta pirmoji, kurią pagavome. Galbūt ta mažesnė buvo šitos jauniklis. Na, čia juk aksolotlių ferma. Gal jie augina ir plaučių žuvis? Nežinau. Bet dabar įdėsime šį vaikiną į atskirą kibirą, nes jie šiek tiek agresyvūs. Grįžau į tvenkinį ir pradėjau gaudyti tikrai didelės žuvis. Tai milžiniškas Oskaras, jūs vaikinai. Pažiūrėkite į tą padarą. Jis milžiniškas. Nusiramink, bičiuli, nusiramink. Mes bandome tave išgelbėti. Tai turbūt vienas didžiausių Oskarų, kokius esu matęs. Ir jis dar labai gražus. Pažiūrėk, kokios jos spalvos. Gerai, jis dėl kažkokios priežasties nėra patenkintas, nors mes jį gelbstime. Ir kadangi jis toks didelis, įdėsime jį į atskirą šalkrepšį ir grįšime į tvenkinį pažiūrėti, kokių dar monstrų galime rasti. Nu, turėjom ką nors pagauti. O, kas tai? Turim kažką tinkle. Dar nežinau, kas tai yra. O, negali būt. Tai ten yra lima kastuvanose. Šie vaikinai iš tikrųjų yra gana reti. Jie neužauga labai dideli, bet vis tiek yra labai įdomus. Šiuo metu mes jau išgelbėjome tiek daug žuvų ir aksolotlių, bet tada supratau, kad dar turime ištirti visą fermą. Taigi turime paskubėti. Eime, čia turi būti dar kažkas. Ką tik kažką pajutau. Pažiūrėkit tai. Tai milžiniškas Oskaras. Šitas net didesnis už pirmąjį. Nusiramink, bičiuli, nusiramink. Pažiūrėkit į tai. Tai tikras monstras, vaikinai. Pažiūrėkit, koks jisai storas.
Tai tikrai didžiausias Oskaras, kokį esu matęs. Dar kartą perbraukiau tinkleliu ir man pavyko pagauti kažką dar beprotiškesnio. Au! Oi! O dieve, kažkas ką tik mane įdūrė. Kas tai? O, tai didesnis dygliuotas šamas, vaikinai. Labai skauda. Pažiūrėkite į šiuos aštrius, kaip skustuvas dygius, palei visą jo kūną. Bet galėjo būti daug blogiau. Nes jei būčiau įkišęs pirštą tarp šio dygio, būčiau tiesioginė prasme galėjęs netekti pirštą. Laimiai taip nenutiko. Taigi, turime atsargiai įdėti jį į šaltkrepšį. Štai taip, buvo baisu. Po dar kelių užmetimų tinklų tvenkinys atrodė beveik tuščias, todėl judėjau toliau. Šie keli kiti tvenkiniai yra daug mažesni. Taigi, juose gali būti daugiau aksolotlių, tačiau vienintelis būdas sužinoti – pradėti gaudyti tinklu. Iš pradžių atrodė, kad šis tvenkinys tuščias, bet tada nutiko štai kas. O! Kas čia per velnias? O dieve, žiūrėkite, tai milžiniška pusliažuvė, bet tokios dar niekada nebuvome pagavę. Aš visiškai neturiu supratimo, kas tai yra, bet jis labai gražus. Pažiūrėkite, koks jis žalias. Jei žinote, kokia tai pusliažuvė, parašykite komentaruose. Bet jis tikrai aršus. Taigi, mes įdėsime jį į kibirą ir pažiūrėsime, ar šiame tvenkinyje dar kas nors gyvena, kadangi pusliažuvės yra labai agresyvios. Jei čia dar kas nors buvo, jis tikriausiai tai suvalgė. Taigi, pradėjau gaudyti tinkleliu kitame tvenkinyje ir iš karto pagavau štai ką. O, pažiūrėkite, pagaliau pagavome dar vieną aksolotlį. Šitas irgi gana didelis. Pažiūrėkite jį. Tai reiškia, kad einame teisingų kelių, draugai. Tikėkimės greitai rasime tikrai didelius, bet ir šitas labai šaunus. Įdėkime šį į kibirą ir pažiūrėkime, kiek dar galime pagauti. Štai didelis grybšnis. O, neįtikėtina. Pagavome dar 2. Vaikinai, šiame vaizdo įraše pagavome tiek daug aksolotlių, įdomu, kiek jų turėsime pabaigoje. Galime turėti 100. Niekada nežinai, bet tai tikrai šaunu. Čia turime dar vieną žalsvą, o šitas visiškai juodas. Tensiu paieškas ir pavyko rasti dar kelis aksolotlius šiame tvenkinyje. Šitas yra rudos spalvos. Tokio dar nebuvau matęs. Aš nesu aksolotlių ekspertas, tad parašykite, kodėl šitas yra rudas. Galbūt tai hibridas tarp juodo ir albinoso? Nežinau, bet tai tikrai įdomu. Šiame tvenkinyje daugiau nieko nematau. Žinote, ką tai reiškia. Laikas judėti prie kito tvenkinio. Palauk, Helen, pažiūrėk ten. O ne, jis dingo. Prisiekiu, ką tik ten mačiau mažą vėžliuką. O dieve, tai baisu. Prašau, tegu niekas manęs nekanda. Palauk. O, tai akmuo. O, dieve mano, pažiūrėkite į tai. Pagaliau jį pagavau, pažiūrėkite į tą mažą vėžliuką. Manau, kad jis vadinamas geltonpilviu vėžliu ir esu beveik tikras, kad tai mažiausias, kokį esu matęs. Jis tiesiog 4 dydžio. Tai taip šaunu. Na dabar, kai žinome, kad ten yra vėžlių, įdėsime šį vėžliuką į kibirą ir pažiūrėsime, ar galime pagauti dar daugiau. O, palauk. O, negali būti. Pagavome dar vieną. Pažiūrėkite, koks gražus šis, vaikinai. Šis atrodo šiek tiek kitaip. Jis turi daug įspūdingesnių spalvų. Nesijaudink, drauguži. Mes gelbstime tave ir tavo šeimą. Jei yra 2, turi būti visa krūva. O, ten apačioje jų tiek daug. Kai toliau ieškojau, radau vėžlių iš kairės ir dešinės. O, pažiūrėk čia. Helen, vienas ką tik išnyro įkvėpti oro. Oho, pažiūrėkite į šios spalvas, vaikinai. Jis toks ryškiai geltonas. Iki šiol visi vėžliai, kuriuos pagavome, buvo maži jaunikliai. Bet tada nutiko štai kas. O, palauk, man atrodo, kad radau mamą. O, taip. O dieve, tai didelis, vaikinai. Jūs turi oranžinį pilvą. Tai beprotiška. Turime didelį ir visą krūvą mažylių. Daugiau nieko čia nejaučiu, vaikinai. Manau, kad visus vėžlius jau išėmėme. Bet dabar artėjame prie daugybės akvariumų. Net neįsivaizduoju, ką rasime. O, atsargiai. Čia ant grindų yra dužusių stiklų. Panašu, kad šis akvariumas sudužo, vaikinai. Ir čia visur negyvos žuvis. O, kaip liūdna. Atrodo kaip mažytė vampirinė žuvis. Ir čia dar viena. Kas tai? Atrodo kaip albinosinis geofagas. Tai tikrai liūdna, vaikinai. Norėčiau, kad būtume galėję išgelbėti šias žuvis. Bet panašu, kad šiek tiek padalavome. Bet laimiai čia buvo daug kitų akvariumų. Ir aš iškart kažką pastebėjau. O dieda. Pažiūrėkite čia. Negali būti. Šiame akvariume yra žuvis, vaikinai. Nesijaudink, drauguži. Mes tave išgelbėsime. O, pagavau jį. Tai milžiniškas skaleras, jis šaukėsi pagalbos, iš pradžių nieko nemačiau ir tada jis priplaukė tiesiai prie stiklo, tai taip šaunu! Palauk, man atrodo, ką tik pamačiau dar vieną ten, žiūrėk, štai jis ten! Tai tikrai dideli skalerai, jos tiesiog tokio dydžio kaip mano delnas. Na, tai labai geras ženklas, vaikinai. Čia vis dar yra gyvų žuvų. Taigi, įdėkime juos į kibirą ir toliau tyrinėkime. Šis akvariumas toks mažas, vaikinai, net neįsivaizduoju, kas galėtų čia gyventi. Padėkime jį ir pažiūrėkime. O dieve, čia yra žuvis. Kas tai?
O, tai mažytis gaidelis. Šiame kanale mes dažnai nesugavome daug gaidelių, bet ši yra tikrai šauni. Ji tiesiog dera prie mano marškinėlių. Kai tęsiau, supratau, kad visi šie mažesni akvariumai buvo pilni beta žuvų. Ir aš jas gaudžiau vieną po kitos. Niekada gyvenime nesu matęs tiek daug beta žuvų. Bet tada nutiko štai kas. Palauk, Helena, pažiūrėk. Čia kažkas yra ir tai tikrai ne beta žuvis. Kas čia per velnias? Negali būti. Oho, tai monstrinis aksolotlis. Oho, koks jis didelis. Koks gražus aksolotlis, jūs tik pažiūrėkit. Tai kol kas didžiausias, kurį radome šį vakarą. Tai tikrai vienas iš tėvų, kuris susilaukė iš visų šių mažylių. O jei yra vienas, bus ir daugiau. Taigi, įdėsime šią monstrą į kibirą ir toliau tyrinėsime. Šis kitas akvariumas buvo tuščias. Vadinasi, kas ten buvo, arba mirė, arba pabėgo. Taigi perėjau prie kito. O, ką tik kažką pajutau. Kas tai bebūtų, jis slidus. O, dieve. Palauk. Čia pilna aksolotlių. Ką tik mačiau kokius 5 vaikinai. Ir po trumpos paieškos man pavyko juos pagauti. Pažiūrėkite tai. Turime jau 3. Oho, pažiūrėkite šitą. Jis turi žalias akis. Kas per velnes? O, jaučiu dar vieną. Pagavau jį. Iš viso 4 aksolotliai. Tai tikrai šaunu. Tačiau tai nėra tie didieji, kurių mes ieškome. Taigi, sudėsime šiuos į kibirą ir judėsime toliau. Čia ant žemės dar yra keli akvariumai. Pažiūrėkime, ar galime ką nors iš jų pagauti. O dieve, pajutau kažką. Tai kažkokia žuvis. O, štai ji. Tai visiškai juodas skaliaras. Niekada tokio nemačiau. Tiesiog visiškai juodas. Ar čia yra dar vienas? Gali būti, kad tai veisimosi pora. O, taip. Jaučiu dar vieną. Pagavau jį. Turime veisimosi porą juodų skaliarų. Tai nuostabu. Deja, paskutinėme akvariume radau tik negyvą aksolotlį. Dabar laikas apžiūrėti antrąją fermos pusę. Einam, pažiūrėkim, kas gyvena šiame tvenkinyje. Na, duok man ką nors įdomaus. O, palauk, pažiūrėkit tai. Čia yra mažų vėžių, jie raudoni ir oranžiniai. Tai labai šaunu. Šie spalvoti vėžiai iš tikrųjų yra gana reti. Taigi, aš dar kartą pasenau, kad pabandyčiau pagauti daugiau. Gavau vėžių. O, negali būti. Žiūrėkit, čia yra mėlynas vaikinai. Tas vėžys yra milžiniškas. Ir atrodo, kad turime dar keletą oranžinių. Šie vėžiai tokie šaunūs. O, dieve. Po šito turėsime visą vėžių armiją. Dėkime juos į kibirą ir tęskime toliau. O, turime 2 mėlymus vėžius. Pažiūrėkit, koks didelis šitas. O, dieve. Tai tikras monstras, vaikinai. Niekada gyvenime nemačiau tiek daug vėžių. Au, šitas mane žnybė. Tai nemalonu. Prašau, paleisk. O, jis nepaleidžia. Au, pasėmiau dar vieną santį ir pagavau likusius vėžius. Pažiūrėkit, kiek jų pagavome tame tinklelyje. Tai tiesiog beprotiška. O ne, jie bėga. Grįžkite į tinklelį. Grįžkite į tinklelį. Įdėjęs savo naująją vėžių armiją į kibirą, tęsiau paieškas. O dieve, Helene, pažiūrėk ten. Čia yra kažkoks milžiniškas ratas. Kas tai bebūtų, jis albinosas. O dieve, ar jis gyvas? Jis nejuda. Palaukit, vaikinai. Tai milžiniška albinosinė plaučių žuvis. Man atrodo, ką tik jį pažadino, vaikinai. Dabar yra naktis. Dabar mes jau pagavome 2 plaučių žuvis, bet ši yra albinosė, o tai daug retesnis atvejis. Mano namuose jau turime keletą tokių, bet manau, kad ši yra didžiausia, kurią esu pagavęs iki šiol. Šios žuvis yra gana agresyvios. Taigi, mes įdėsime šią žuvį į atskirą kibirą ir judėsime toliau. Priėjęs prie kitos vonelės, pastebėjau kažką didelio. Pažiūrėkime, ar galime tai pagauti. Tai buvo didelė žuvis. O dieve, jie čia pat. Tai dar vienas milžiniškas Oskaras. Nusiramink, bičiuli, nusiramink. O dieve, kas tai? Mūsų 3 didelė šios nakties žuvis? Tai beprotiška. Ši žuvis tikrai graži, bet kaip matote, ji taip pat labai gleivėta. Tai šlykštu. Gerai, įdėsime ją į šaltkrepšį. O dabar, kai žinome, kad čia yra žuvų, pažiūrėsime, ar galime pagauti dar daugiau. Na, duok man ką nors gero. O, kas tai? Pažiūrėkite, tai dar viena maža arovana. Bet pažiūrėkite, kokia ji liesa, vaikinai. Tai taip liūdna. Kadangi šios žuvys nebuvo šertos maždaug mėnesį, spėjau, kad didesnės maitinosi mažesnėmis, o mažesnėms nebuvo ką valgyti. Bet nesijaudink, drauguži, mes ką tik tave išgelbėjome. Pasiėmiau kitą tinklelį ir mano nuostabai pagavau dar 2 arovana žuvis. Kas čia vyksta? Kodėl čia tiek daug arovana žuvų? O dieve. Ir štai ten yra milžiniškas vandens
Vabalas, tai šiek tiek baisu, vaikinai. Nenorėtumėt, kad jis jūs įkastų? Labai skauda. Kai tęsiau toliau, viskas pradėjo lėtėti. Taigi, perėjau prie kitos vonelės ir sutikau baisiausią gyvūną iki šiol. Jaučiu čia kažką tikrai didelio. Pažiūrėkite į tai. Net negaliu pajudinti savo tinklą. O dieve. Tikrai nenoriu kišti rankos ten, bet manau, kad turiu. Tikrai nenoriu, kad kas nors mane įkastų. O dieve, kas čia buvo? Atrodė, lyg būtų vėžlys. O dieve, o jeigu tai kandžiojantis vėžlys, jis man nukas ranką. Gerai, pabandysiu paliesti jį tinklu, kad pamatyčiau, kur jis yra. O, štai jis, pagavau, jis juda. Manau, žinau, kas tai yra. O dieve, negali būti. Tu jį turi. O dieve. Tai buvo retas madamada vėžlys ir jis buvo vienas didžiausių, kokius esu matęs. Mes jau esame išgelbėję keletą jų čia, šiame kanale. O mano namuose turime labai šaunų tvenkinį. Pilna jų. Taigi vėliau šiame vaizdo įraše tikrai įleisime jį ten. Tai tiesiog neįtikėtina. Dabar šios kelios kitos vonelėžės buvo daug mažesnės. Ir aš jau pradėjau prarasti viltį surasti milžinišką aksolotlį. Bet tada prisiminiau, kad prie ūkio įėjimo yra 2 milžiniški tvenkiniai. Ir būtent ten jie sakė laikantis didžiausias ir rečiausias aksolotlius. Tačiau kol kas aš toliau tyrinėjau ir užtikau kažką neįtikėtino. Oho, pažiūrėkite į tai. O dieve, čia turime porą albinosinių pliekų. Tai taip šaunu, tai gali būti veisimosi pora, o jei taip, tai gali reikšti, kad ten taip pat yra ir jauniklių. Taigi, mes paimsime šiuos vaikinus ir įdėsime juos į kibirą, o tada toliau gaudysime tinklu, kad pažiūrėtume, ką dar galime sugauti. Pažiūrėkime. Ar ką nors pagavome? O, kas tai? Tai mažyčiai albinosinių pliekų jaunikliai. Niekada nemačiau tokių mažų. O, dar vienas. Jie tokie maži, kad vos jų nepražiopsojau. Na, jei ten yra 3, vadinasi tikriausiai jų yra daug daugiau. Taigi, grįžkime ten. Dar kartą pasėmiau ir kažkaip pagavau dar kažką beprotiškesnio. O dieve, pagavau dar vieną. Palaukite, šitas kitoks. Pažiūrėkite į jo veidą. Tai šlykštu vaikinai. Manau, tai vadinama šeriuotų plekų. Ir galite suprasti, kodėl jie taip vadinami. Na, pažiūrėkite į tai. Tai taip bjauru. Aš tęsiau, kai staiga tai nutiko. O, kas čia per velnias? Kaip tik čia pajutau kažką didelio. O dieve, ar matėte tai? Žiūrėkite, tai mane išgąsdino vaikinai. Tai milžiniškas plekas. Sugaręs visus plekus, persikėliau prie kito tvenkinio ir iš karto pagavau dar vieną aksolotlį. O, kas tai buvo? Tai dar vienas aksolotlis. Na, tai buvo greita. Dabar žinome, kad čia yra aksolotlių. Šitas irgi didelis. Tai reiškia, kad einame teisingų kelių, ieškodami monstrų. Bet dabar įdėsime šitą vaikiną į kibirą ir judėsime toliau. Pažiūrėkite į tai. O, dieve, šitas toks mažytis. O, po juo dar vienas. Tas daug didesnis vaikinai. Oho, pagavome 2 vienu tinklu. Tinklas po tinklą vis rasdavau vis daugiau aksolotlį. Ir netgi radau auksinių. Šitas yra auksinis. Negali būti vaikinai. Turime dar vieną auksinį aksolotlį ir jis didelis. Tai taip šaunu, nors tai buvo reta, bet tai, ką radau kitame inde, buvo dar beprotiškiau. Oho, kas čia? O dieve, ar tai varlė? Ką tu čia veiki? O ne, o ne. Ar tu turėtum čia būti? O dieve. Manau, tai vadinama afrikinė naguotąją varlę. Ir nemanau, kad kada nors esame tokią pagavę. Ir tikrai ne albinosė. Šios varlės yra visiškai vandens gyventojos. Taigi, ten tikrai gali būti daugiau jų. Todėl paėmiau dar vieną tinklelį, kad sužinočiau. Ir man pavyko pagauti dar daugiau. Mes pagavome tiek daug. O dieve, pažiūrėkite tai. Čia yra kokios 5. Kaip sekasi mažyliai? Nesijaudinkite. Mes čia, kad jūs išgelbėtume. O ne, jie bėga. Pažiūrėkite į tai. Šitas yra rausvos spalvos, o šitas oranžinis. Neturiu supratimo kodėl, jei žinote, parašykite komentaruose, bet tai tikrai šaunu. Gerai, dabar visus juos sudėsiu į kibirą. Ir štai atėjo momentas, kurio visi laukiate. Liko tik 2 milžiniški tvenkiniai pilni aksolotlių. Ir manau, kad turiu idėją, kaip juos pagauti. Aš padėsiu žuvų gaudyklę šiame tvenkinyje. Kol jis stovės, kitame tvenkinyje gaudysiu su tinklu. Pažiūrėsime, kiek aksolotlių galime sugauti. Taigi, nuleidau gaudyklę ir pradėjau gaudyti su tinklu. Ir iš karto pagavau aksolotlį. Netikiu. Pažiūrėkite į tai. Jau pagavome aksolotlį. Ir jis milžiniškas. Tai tikrai didžiausias, kurį iki šiol esame sugavę. Atrodo, pagaliau radome, kur slepiasi didieji. Taigi, įdedam šį vaikiną į kibirą ir toliau tyrinėsime. Gerai, padarykime čia dar vieną didelį grybšnį. Na, duok man ką nors gerą. O dieve, netikiu. Pažiūrėkite į tai. Tai milžiniškas, auksinis aksolotlis. Pažiūrėk, koks jis gražus. Man labai patinka šie auksiniai. Rasti tokį didelį yra labai šaunu. Kai toliau ieškojau, radau tiek daug aksolotlių, bet tada radau štai ką. Kasgi tai per daiktas?
Iš pradžių maniau, kad tai aksolotlis, bet tikrai ne, atrodo beprotiškai. Tai kažkiek primena kokią nors salamandrą, bet aš neturiu jokio supratimo. Jeigu žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose žemiau, bet kokiu atveju mes juos įdėsime į kibirą ir išgelbėsime. Aš tęsiau paieškas. Ir kitų mostų tinklų pagavau rečiausią aksolotlį iki šiol. O matau kažką, kas atrodo kaip didelis aksolotlis. Negali būti, man atrodo jis dar ir auksinis. Negali būti, tas auksinis yra milžiniškas. Ir pažiūrėk, koks ryškus tas auksas. Kitas buvo daug tamsesnis. Šitas vaikinas labai ryškus. Mes gaudėme tiek daug didelių aksolotlių, bet taip pat radome daug mažylių. O, čia mažas aksolotlis. Palau, jų čia 2. Pažiūrėkite, vaikinai. Tai reiškia, kad jie čia ir veisiasi. Bet tai mūsų darbą juos gelbėjant daro daug sunkesnį. Turime saugoti ne tik didelius, bet ir šiuos mažus mažylius. Gerai, paimkime dar vieną didelį samtį čia. O, pažiūrėkite. Turime dar vieną iš šių paslaptingų driežų, bet šis daug didesnis. O dieve, jie atrodo tikrai keistai. Prisipažinsiu, jie nėra tokie mieli kaip aksolotliai, bet tai nesvarbu. Mes vis tiek tave išgelbėsime, bičiuli. Po kurio laiko jau buvome pagavę tiek daug aksolotlių, bet viskas pradėjo lėtėti ir tvenkinyje liko tik keli. Tačiau jie taip pat pasirodė esantys patys didžiausi. O dieve. Tu juokauji, Heliem. Pažiūrėk, koks didelis tas aksolotlis. Man atrodo, kad jis dar ir auksinis. O dieve, drebu. Tai nerealu, jūs tik pažiūrėkit. Mes čia su tinklais ieškojame šitų milžiniškų aksolotlių jau apie valandą. Ir pagaliau vieną pagavome. Bet dabar, manau, laikas patikrinti žuvų spąstus. Ir jeigu ten bus bent panašių kaip šitas, mes pagausim daug aksolotlių. Nu ką, einam, vaikinai. Pakeliam? O dieve, žiūrėkit. Jau matau tiek daug aksolotlių viduje. Pažiūrėkit, koks didelis tas vienas. O dieve. Padėkime jį čia ir atidarykime. Pradėkime nuo šito, jis ryškiausias. Oho, pažiūrėkit, kokios spalvos pas jį. Dar vienas auksinis aksolotlis. Gerai, įdedam jį į kibirą. Turim judėti greitai, vaikinai. Čia tiek daug jų. Pažiūrėkit į tai. Turime dar vieną albinosą ir dar vieną auksinį. O, čia yra didelis. Pažiūrėkit, vaikinai. Manau, šitas iš tikrųjų yra melanistinis aksolotlis, o tokie aksolotliai yra labai reti. Gerai, dabar turime ištraukti šitą tikrai didelį, pažiūrėkit į tai. O dieve, negaliu patikėti. Tai turi būti pasaulio rekordas, pažiūrėkit į jį. Jis milžinas, įdėkime jį į kibirą, nes čia dar daug jų turime. Net nežinau, ką darysiu su visais šitais. Galbūt kai kuriuos atiduosiu, nes tai tiesiog beprotiška, pažiūrėkit į tai. Aš tiesiog saujamės juos traukiu lauk ir kas tikrai šaunu, jie visi skirtingų spalvų, visi skirtingų tipų. Tai taip šaunu, manau, kad viskas, vaikinai. Pagavome tiek daug aksolotlių, žuvų, vėžlių, varlių, vėžių, o dabar visus juos parsivešiu namo ir įkelsiu į jų nuolatinius namus. Tačiau kadangi pagavau tiek daug aksolotlių, tikrai kai kuriuos atiduosiu. Taigi, jei nori aksolotlio, paspaus patinka šiam vaizdo įrašui ir prenumeruok. Galbūt išrinksiu tave ir padovanosiu nemokamą aksolotlį. O dabar iki kito karto, vaikinai. Iki.